Labą dieną visiems. Esu Gytė Grudzinskaitė, Lietuvos kaimo tinklo sekretariato atstovė. Dėkoju visiems prisijungusiems į šiandienos dirbtuves, kuriuose bus pristatoma interneto svetainė, mokymų ir bendradarbiavimo platforma skirta trumpų maisto tiekimo grandinių plėtrai. Ir šį pranešimą pristatys UAB Rocket Science Baltics atstovė Gabija Staugaitytė. Tai kaip visuomet renginį įrašysime ir visą informaciją patalpinsime į Lietuvos kaimo tinklo svetainę. Taip pat visų dalyvių labai prašyčiau išsijungti savo mikrofonus bei kameras, kad turėtumėm sklandų renginį. Na, o po pristatymo, norėdami užduoti klausimą, paprašyčiau kelti rankas arba jį parašyti į susirašinėjimo skiltį. Visiems linkiu įdomių dirbtuvių ir paprašyčiau pranešėją pristatyti savo pranešimą. Sveiki visi, tai kaip ir pristatė mane su Gabija. Šalia manęs eina Justinas, programuotojas, kuris ir įgyvendino visą šį projektą su komanda. Tai mes esame skaitmeninės rinkodaros agentūra, darbuojamės su skaitmeninė rinkodara, į reklamą apsiemame ir sistemų programavimu. Tai pasidalinsiu ekranu, kad matytumėte bendrai visą darbą, kurį įgyvendiname. Galbūt būtų galima kokį feedbacką išgirsti, ar matos ekranas? Taip, viskas matos. Gerai, super. Tai čia bendrai informacija apie mus, kas mes tokie esam. Tai, kaip ir minėjau, darbuojamės pagrindę su WordPressu, dirbam ir su skaitmeninė rinkodara. Tai buvome pirmosios savo konferencijos Lietuvoje organizatoriai. Jeigu Gytė vėliau pasidalins prezentaciją, galėsite plačiau pasižiūrinėti apie mus. Ir čia bendrinė informacija apie mus, tai mūsų misija, vizija ir klientų atsiliepimai. Tai greičiausiai dalis jūsų jau tikrai buvote atsidarę maistograndinė.lt platformą. Tai bendrai visoje svetainėje galite rasti informaciją apie maisto grandinę, apie teikiamą paramą. Taip pat yra ir mokymų platforma, kurioje galite filtruotis informaciją, ar tai būtų Žemės ūkio ministerijos mokymai ar LKT mokymai. Tai mokymai yra įkelti taip, jog jūs iš karto galėtumėte juos peržiūrėti, o vėliau dar prieisime savo paskyroje, galite pasilikti kažkokius jums aktualius užrašus ir pasižymėti svarbią ir aktualią informaciją. Atsidarius svetainę galite rasti tiekėjų sąrašą, tai tiekėjų sąrašą galite filtruotis pagal teikiamas produktų grupės, ar tai būtų daržovės, ar tai būtų vaisiai. Šone mes pateikiame informaciją, kokiame rajone ar mieste tiekėjas yra įsikūręs, tam jog lengviau galėtumėt naviguoti ir suprasti, kuris tiekėjas jums aktualus yra. Ir taip pat svetainėje yra renginių skiltis, kurioje galite matyti informaciją apie kiekvieną renginį, kuris jums yra aktualus. Paspaudus daugiau atsivers kortelė renginio, kuriame galite prisiregistruoti, rasti daugiau informacijos apie jį, taip pat galite peržiūrėti anksčiau įvykusius renginius. Kalendorijoje visi renginiai yra pažymimi kita spalva, tai irgi automatiškai galite atkreipti dėmesį į tas dienas, kuomet renginiai bus vykdomi. Į svetainėje taip pat dėl jūsų patogumo yra įtraukti dokumentų šablonai, tai šiuo metu keli variantai yra, su laiku jų greičiausiai ir padaugės. Atsisiuntus turėsite to dokumento šabloną, tam jau patogiai galėtumėte jį užsipildyti. Ir taip pat visoje svetainėje galite rasti testą, kuris padės jums apsispręsti, ar jūs esate trumposios grandinės dalis ar ne. Ir jeigu gaunate atsakymą, jog esate trumpoji grandinė, galite registruotis. Tai turime dvi registracijas, viena yra tiekėjai, kita pirkėjai. Pirkėjo registracija reikalinga suvesti įmonės duomenis, kurią atstovaujate, taip pat savo duomenis, vardą, pavardę, elektroninį paštą, susikūrus slaptažodžius, tais duomenimis jūs ir galėsite prisijungti. Į savo profilio informacijoje, žinoma, savo asmeninius duomenis galite užsipildyti, taip pat, kaip ir minėjau, pasilikti užrašus. Tai nebūtinai, kas iš mokymų jums aktualu, ar tiesiog svarbi informacija, kurios nenorėtumėte pamesti. Taip pat galima įsikelti logotipą į bendrovės, kurią atstovaujate, adresą, svetainės nuorodą, kad tiekėjai galėtų rasti daugiau informacijos apie juos. Pirkimo sukūrimas yra ganėtinai paprastas, paprasčiausiai prisiregistravus ir jau prisijungus prie savo paskyros, pasižymite, ar tai yra vienkartinis pirkimas ar daugkartinis pirkimas, pirkimo formos dokumentai įsikeliate ir aprašote tai, kas jums yra aktualu.
Čia pasirenkate produkto rūšį, įsirašote kiekį, svorį, kiek ko jums reikia ir aktyvaus skelbimo datą. Bendrai pirkimų sąrašas yra pateikiamas visų užpildžiusių, tai irgi yra dėl patogumo įtrauktos filtracijos, tai galima filtruoti pagal vietą, pagal maisto rūšis arba pagal naujumą. O pats pirkimas atrodo būtent taip, tai visa ta informacija, kurią susipildote, yra atvaizduojama tam, kad būtų galima labai patogiai rasti viską. Čia testiniai duomenys dabar yra sukelti. Ir toliau pereinant prie tiekėjo registracijos. Tiekėjo registracijai šiek tiek mažiau informacijos reikia, bet irgi vis tiek pasižymite, ar jūs esate fizinis ar juridinis asmuo, suvedate savo duomenis, ir viskas tuomet standartiškai susikuriate slaptažodį, su kuriuo vėliau galėsite prisiregistruoti. Taip pat galite papildyti savo profilio informaciją aktualiais duomenimis, pasižymite teikiamų produktų rūšis ir žinoma taip pat pasižymite savo adresą, kuriuo esate įsikūrę, logotipą įsikeliate tam, kad profilis būtų aiškus ir lengvai suprantamas kitiems svetainės lankytojams. Tai tiek trumpai. Dabar jeigu kokių klausimų turite apie pačią sistemą, pačią platformą, tai galima atsakyti. Tai prašom dalyviai užduokit iš tikrųjų klausimus, kas neaišku, kaip registruotis, jeigu dar neaišku. Dabar turit laiko įsiaiškinti viską apie šią svetainę, kad vėliau nekiltų daugiau klausimų. Tai prašom. O ar testavotės, ar mėginate kas nors jau registruotis, pasivartyti svetainę? Ar platformoje galimas tiesioginis kontaktavimas? Ir susirašinėjimus turite omeny? Tikriausiai, tą turėjau omeny, taip. Aha, tai susirašinėti per pačią platformą galimybės nėra, bet visi kontaktai yra pateikiami, tai ir elektroniniu paštu ir skambučiu, jeigu tie duomenys yra užpildomi. Taip pat aš ten mačiau, Sonata Kiselienė kėlė ranką, ar dar aktualu ar ne, tai klauskit. Sveiki. Sveiki. Klausimas toks, kiek yra dabar pardavėjų ir kiek numatoma, kad jų bus ir per kurį laikotarpį? Ir kaip pardavėjai buvo informuoti apie tą sistemą, kad prie jos galėtų prisijungti, nes jūs dabar sakot, čia kas neaišku, aš tai kiek su kuo bendravau, tai niekas apie ją nieko nežino apie šitą sistemą. Pardavėjų ten yra, menkai dabar. Va, kiek šiandien yra, kaip numatot, kaip jie augs ir kaip informacija viešinama, tokie klausimai būtų. Gal aš... Ačiū. Ar aš galiu atsakyti, ar Gabija, taip, čia esu Nomeda Badvaiskaitė iš Žemės ūkio ministerijos, tai mes buvom užsakovai, o čia, kaip sakant, yra paslaugos mūsų atlikėjai. Tai apie svetainę buvo viešinta daug ir dar dabar Žemės ūkio ministerijos puslapyje yra pirmas straipsnis iš visų įmanomų. Turim trumpų tiekimo grandinių grupę, taip pat visom sukurtom, gavusiom paramą grandinėm 30 šiai dienai irgi buvo išsiusti elektroniniai paštai, laiškai kaip pirkėjam registruotis į tai ir visom asociacijom, visiem, kaip sakant, apie tą svetainę yra kalbama jau daugiau nei metai. Tai dabar vyko tas visas kūrybinis procesas, o nuo spalio vidurio maždaug, nuo spalio 10 vyko testavimas ir dar iki metų galo vyksta tas testavimas. Tai aš nežinau, visos asociacijos yra žemdirbių asociacijos informuotos mūsų ir jos irgi turėjo informuoti jus. Tai tiek apie viešinimą. Tai turbūt šiandieną dar irgi yra ne per vėlu
Ir irgi ačiū, kad jungiatės ir dar irgi galite jungtis ir kiek susijungsit, tiek ir bus tų tiekėjų ir pirkėjų. Ačiū. Taip, Ilona, prašom. Tai sveiki visi, esu Ilona Javičienė, programos lyder ir kaimo plėtros skyriaus vedėja. Tai tik papildydama Nomedą noriu pranešti, žodžiu, kad mes tą viešinimo kampaniją mes pradėjome šiek tiek iš kitos pusės, nes einant ir siūlantis tiekėjams, tai būtinai reikia, žodžiu, gamintojus visus turėti. Tai mes pradėjome nuo turimų resursų, kadangi prie gamintojų mes prieinam greičiau, mes su jais ir kontaktuojam, ir su asociacijom bendradarbiaujam. Ir tik po to, kai mes jau turime nemažą skaupą dabar susiregistravusių gamintojų, mes pradėsime aktyviai kalbinti galimus pirkėjus. Tai natūralu, kad naujas daiktas, kuris dar, kaip ir Nomeda minėjo, tik testuojamas ir dar mes sulaukiam ir pastabų iš besiregistruojančių, kas irgi yra labai gerai. Tai pranešimus mes tikrai planuojame, susitikimus planuojame ne tik su viešasis paslaugas teikiančiomis įstaigomis, aišku, mes orientuojamės į darželius, mokyklas, ligoninės ir panašiai, bet taip pat ir su privačiu sektoriumi, tai reiškia kalbinti kavinės, restoranus ir panašiai, kad jie irgi registruotųsi ir teiktų savo poreikius, pirkti produktus, nes šitas sektorius irgi labai įdomus dėl to, kad jie kartais perka ir nedideliais kiekiais, kas patrauklu labai smulkiem gamintojam. Žodžiu, viskas eigoje. Tikėkime, kad pavyks. Labai smagu, kad bent kažkiek tiekėjų domisi šitą platformą. Buvo tokių, kurie net reikalavo greičiau prisijungti. Iš tikrųjų, tai viskas bus. Normalu, kad naujame daikte mes neturime tiek daug dalyvių, kiek norėtųsi iš karto. Dargi vertiname, kad ir besinaudojančių šitą platformą, sakykime, turbūt veiklos sudėtingumas, jisai riboja tokį, kaip sakyti, čia ir dabar prisijungimus, pataisimus ir taip toliau, tas irgi šiek tiek stabdo, nes ūkininkai turi darbų ir mes turim derintis prie jų darbų, dažnai tai irgi trukdo šiek tiek, tai vat. Taip, o planas dėl rezultato kažkokių rodiklių, ką mes norim pasiekti maksimumą, kiek įmanoma daugiau. Norim pasiekti visus darželius, visas mokyklas, jeigu tai tik tai bus įmanoma, bet tam reikia laiko ir visų pagalbos. Ačiū. Ačiū. Taip, tai gavom klausimą iš Vilmos. Kuri organizacija administruos svetainę? Tai svetainę administruosime jau ne mes ją prižiūrėsime. Jeigu kas nors nutiks, tai mes būsime tam, kad sureaguotume ir ją taisytume, o administruos pačią svetainę Žemės ūkio ministerija. Tikrai taip, ačiū Gabija. Gabija yra organizatorius svetainės veikimo, o mes, aišku, organizuosim jos veiklą turinio prasme ir skelbsim visą informaciją, žodžiu. Dvi komandos, manau, kad susitvarkysime. Taip pat klausimas, kiek dažnai bus atnaujinama informacija svetainėje? Tai čia kadangi mes, Gabija, aš gal atsakysiu, kadangi mes turim tiesioginį ryšį su svetainė ir kiekvieno jūsų prisijungimą, tiek aš, tiek mano kolegė Nomeda, mes gauname elektroninį paštą, mes matome, ką jūs ten veikite. Tai jūs tikrai matom, kad, pavyzdžiui, keičiat slaptažodį, registruojatės, tikslinat duomenis, tai mes svetainę stebim visą laiką. Tai taip kaip atsidarytas šitas ekranas, taip visą dieną būna atsidarytas ir grandinio ekranas. O kas kiek naujinsime, jeigu tik tai bus įvykių, tai mes ir naujinsime, nes įvykius, kuriuos pildys, pavyzdžiui, galimi pirkėjai, apskelbs pirkimo informaciją, tai jie pildysis iš karto. Jie pasimatys iš karto atsinaujins. Bet, pavyzdžiui, įvykiai apie naujus mokymus, naują kažkokią informaciją apie paramą, tai mes nupildysim tada, kai bus poreikis ir kai bus aktualijų kažkokių. Taip pat klausimas, arba kaip svetainė yra susijusi su centrinės perkančiosios organizacijos platforma.
Galiu iš karto turbūt atsakyti į niekaip. Jinai negali būti susijusi dėl to, kad tai nėra pirkimų vykdymo platforma. Šita maisto grandinės LT platforma yra mokymas ir bendradarbiavimo. Čia yra platforma, kurioje mes galim suteikti galimybę susitikti pirkėjams ir pardavėjams. Žodžiu, susirasti partnerių ilgesniem sandoriam. Kodėl taip atsiskyrėm? Sakykime, net neatsiskyrėm. Gali puikiausiai visi registruotis ir, aišku, per centrinę perkančią organizaciją ir ten savo produktus, taip pat sąrašą savo produktų pateikti. Bet yra klausimas kitas, kadangi viešų pirkimų įstatyme atsirado išimtinė galimybė supaprastintų būdu, neskelbiamų dėrybų būdu pirkti iš trumpų maisto grandinių. Tai būtent apie tokius sandorius daugiausia turbūt čia ir eis kalba šitoje platformoje. Puikus planas yra išsibandyti šiek tiek su ūkininkais ir sakykime, galimais pirkėjais dirbti tokiam nuolatiniam kontakte, ne vienkartiniuose pirkimuose. Mes visi mokam tikrai pirkti, kai produktai yra atvežami į turgelį, nusileidi, nusipirki, viskas labai gražu, bet mes kalbam apie tęstinį bendradarbiavimą, ilgalaikius sandorius, ne tik vienkartinius išpirkimus. Tai šita platforma skirta būtent šitiems veiksmams visiems. Klausimas, kuo ši platforma bus pranašesnė už kaimas į namus.lt? Čia iš esmės jos tiesiog labai skirtingos yra. Kaimas į namus yra parduotuvė elektroninė. O šita platforma nėra parduotuvė, kaip ir minėjau. Čia užduotis šito įrankio uždaviniai visai kiti. Rasti informaciją aktualią, suprasti apie tai, kas yra trumpa grandinė, nes tokių klausimų yra labai daug. Mėginti suprasti, kur galima pasinaudoti investicinę paramą, ar tai iš viso yra remiama, kontaktuoti su žmonėmis, kurie turi patirties, tai yra tiesiog ryšių, bendradarbiavimo ir mokymosi platforma. Tam, kad būtų netuščias laiko švaistymas, šitoje platformoje mes kolegos mūsų iš Rocket Science sukūrė puikią skiltį pirkimų, kur galima netgi parsisiųsti tam tikrų sutarčių šablonų. Mes baigiam derinimą su viešųjų pirkimų tarnyba. Jums bus paruoštas, išdirbtas pirkimo šablonas, perkant neskelbiamų dėrybų būdu. Aš atsiprašau, išsijunkit kažkas mikrofoną, nes šnekat į eterį kartu su manim. Tai Aida Šimkuvienė turbūt. Tai ačiū. Tai šitas įrankis yra skirtas saviugdai, jeigu taip galima sakyti, partnerių paieškai ir ilgalaikių sandorių partnerių paieškai. Komunikacijai daugiau. O kaimas į namus yra elektroninė parduotuvė, kaip minėjau. Rūta klausė, kaip bus tikrinami tiekėjai, ar galės prisijungti ir skelbti visi, kaip skelbimų portalas, ar bus administratorius patikrinti? Jie bus patikrinti kaip ir tiekėjai, ir pirkėjai, tai administratoriai tikrinamis. Rolando klausimas, kiek kainuos dalyvavimas sistemoje tiekėjai? Nieko nekainuoja, šita sistema yra nemokama. Ar paskelbtas Aš dar norėjau truputį irgi dėl registravimuose irgi atkreipti dėmesį, kaip ir Gabija truputį ėjo per registracijos korteles. Labai prašytumėm visų, kurie bandys registruotis, tą padaryti kiek galima atidžiau, su kantrybe, nes jeigu bus tik tai parašytas vardas ir pavardė ir tarkim jūsų telefono numeris, mes tokio, kaip administratorius, mes tokio pirkėjo ar tiekėjo negalėsime patvirtinti, nes nebus suvesti visi duomenys. Be to, iš tokio tiekėjo arba pirkėjo yra mažai naudos, arba pirkėjo arba tiekėjų, nes neaišku, jeigu tiekėjas užsivadina tarkim Jonas Jonaitis ir e-mailą parašo ir telefoną, pirkėjas nežino, ką jis gali parduoti, kokiais kiekiais, kur jis gyvena ir taip toliau.
Tai čia mes tokių jau turėjom, kurie bandė testuotis, prisijungusių berods virš 50 ar 60. Ir šiai dienai ten turim tiekėjų sąrašą maždaug apie 30, dėja visų kitų maždaug pusė. Aš per 2 kartus bandžiau pasiekti elektroniniais laiškais ir dar vis neprisibeldžiau, neprisisiekiau. Tai vat visų prašymas ir darželių, ir pirkėjų, ir tiekėjų paaukoti porą minučių daugiau ir užsiregistruoti kiek įmanoma išsamiau. Tiek. Vienas klausimas, ar paskelbtas pirkimas matysis tik registruotiems vartotojams ar visiems? Bus matoma visiems ir neregistruotiems. Ar prisijungiant reikalingi kažkokie dokumentai patvirtinantys produkcijos kokybę? Ne, nereikalingi. Dokumentų skiltis yra, tai tenai ir pasirenkama, kokius būtent dokumentus reiktų kelti. Nėra specifiškai kažkaip nurodyta, kad būtent, aišku, kokybės ar kažkieno kito. Agnės klausimas, kaip dėl produktų teikimo kiekių ir dažnumo nedideliais kiekiais? Kaip dažnai ir kokiais mažiausiais kiekiais būtų galima pristatyti į įstaigą? Tai pačioje sistemoje nėra numatyta minimalus pirkimo ar tiekimo rodiklis, galima bet kokius tiekti. Kadangi tai yra bendradarbiavimo platforma, tai jau paskui tariamasi su įstaiga. Ilona, papildys mane, matau. Taip, tikrai papildysiu, čia yra susitarimo turbūt dalykas, išeinant į ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį. Bet tik noriu pažymėti, kad turbūt čia ir yra tuo trumpų grandinių esmė, kad galėtų ūkiai kooperuotis ir tiekti produkciją kartu kaip keletas dalyvių, tada vienas kitą, kaip sakyti, sudengti su produkcijos kiekiu trūkumu arba logistinės sistemos nebuvimu. Tai mes turime keletą jau tokių veikiančių pavyzdžių, tai ir žemės ūkio kooperatyvai, ir tiesiog ūkininkų keletą grupės susikooperavusių, kurie organizuojasi procesus kartu. Ir vienas kitą vaduoja, vienas kitą sudengia, ir dėl produkcijos, ir dėl visko. Tai mes ir norim paskatinti, kad ta kooperacija vyktų būtent mėginant kooperuotis, bendradarbiauti per trumpasias maisto tiekimo grandinę. Sonatos klausimas, iš kokios priemonės finansuojamas projektas ir kokia numatyta jo trukmė? Koks biudžetas? Tai šitas kuris projektas dabar nelabai aiškus klausimas, tai prašom patikslinkite, apie ką klausėt. Šita platforma yra finansuota iš ministerijos biudžeto asignavimo, jeigu kalbate apie šito daikto įsigijimą. Taip, kurį pristatom. Na taip, tada ir atsakiau, toliau netęsiu. Taip, jei turi dar klausimų, prašom užduoti. Kokia kaina? Klausys Sonata. Kadangi čia yra 2 etapų pirkimas, tai nežinau, čia kaina dabar. Nomeda, gal tu galėsi patikslinti tiksliau, aš neatsimenu mintinai kainas. 15 000 eurų be PVM, kiek aš atsimenu. Realizavimas kainavo. Taip. Gerai atsimenu, taip, Nomeda? Taip. Apie 18 000 eurų su pridėtinės vertės mokesčių šiais skaičius. Taip, ir dar vienas klausimas buvo, kokia jo trukmė susirašinėjime. Tai mes tą svetainę kūrėme, dabar numatyta trukmė yra, kaip sakant, veiks tiek, kiek matysim, turbūt kiek jinai reikalinga, bet nuolatinė trukmė yra nuolatinė. Tikslas yra nuolatinis, trukmė yra nuolatinė, tai tikrai čia mes be jokų, nejuokaujam su Nomeda, mes turim planą, kad jinai veiktų kuo ilgiau, būtų kuo daugiau naudojama, aišku, atitinkamai turbūt jinai ir tobulės dėl naudotojų įvairių pasiūlymų ir pastabų, tai viskas labai gerai. Tai mes tikimės, kad tai bus ilgalaikis projektas. O ar privatus pirkėjai nepradės pirkti super mažais kiekiais, o tiekėjas, dalyvaujantis projekte, vis tiek turės įsipareigojimą pristatyti? Čia yra individualūs susitarimai, tai jeigu pirkėjas nenorės įsipareigoti, pristatyti, tai ir nepristatys. Jeigu norės, tada turės pristatyti. Čia mes nekalbam,
šita platforma niekieno neįpareigoja. Aš turiu minti, kad, na, tarkim, aš dabar žiūriu vis tiek į Gabiją, į Justiną, tai jeigu aš noriu parduoti, o Gabija nori nupirkti, mes norim viena kitą įsipareigoti, mes tą padarom. Bet jeigu aš noriu tiesiog paskelbti informaciją apie savo, na, sakykime, ūkį ir apie savo produkciją pasireklamavimui, tai aš galiu tą padaryti ir neįsipareigoju su niekuo sudaryti jokių sutarčių. Turiu minti, jeigu aš noriu, aš tą darysiu, jeigu nenoriu, nedarysiu. Čia neprievartinė platforma. Vilma klausė, kaip bus užtikrinama, kad tiekėjai patys augina produktus ir juos siūlo pirkti. Nu, tai, man atrodo, aš jau atsakiau šitą klausimą. Tai nėra pirkimo ar pardavimo platforma. Tai jeigu jūs norėsit sudaryti sutartį su tiekėju, tai atitinkamai turbūt rasit būdų patikrinti, ar jisai pats gamina produkciją, ar jisai atsiveža, nežinau, iš Lenkijos ar dar kažkur, ar yra perpardavėjas. Mes čia tikriname tuos ūkius ir iš tikrųjų mes skelbiame tik tai ūkių gaminančių Lietuvoje informaciją. Tai nežinau, kokio dar patikimumo reikia. Dar Vilmos klausimas, ar platformos skelbimų lentoje galima bus skelbti apie nevietinius produktus, kuriuos parduoda tarpininkas? Ne. Atsakiau, jau, jeigu negirdėt, tai pakartoju, ne, negalima. Taip, ačiū, girdėjom. Taip, ar dar kas nors turės klausimų? Galite užduoti klausimus ir keldami virtualias rankas ir pasakydami žodžiu. Jei šiuo metu klausimų neturit, visuomet galite susisiekti su mumis elektroniniais paštais. Taip, labai dėkoju tada Gabija už pristatymą, Ilona Nomeda ir Gabija už atsakytus atsakymus į klausimus ir visiems dalyviams, kurie dalyvavo. Linkiu gražios dienos ir tikiuosi šios dirbtuvės buvo jums naudingos. Dėkoju už dalyvavimą. Ar galima dar pasakysiu? Prašom. Tai irgi dar naudodamasi proga, visus kviečiu irgi užeiti į www.maistograndinė.lt, pasižiūrėti, panaršyti ir jeigu dar kažkokių tai kyla klausimų dėl registracijos, ar tiekėjo, ar pirkėjo, ten yra apačioj irgi mūsų elektroninis paštas. Tai galima rašyti, jeigu kažkas nepavyksta, ar paskambinti, arba tiesiogiai man rašyti elektroniniu paštu. Visų lauksim labai, ypač pirkėjų sąrašą norim padidinti. Tiekėjai pamažu jau pildosi, bet pirkėjų sąrašą labai norim padidinti. Tai prašom aktyviai visų dalyvauti, testuoti, rašyti pasiūlymus, dar gal kažkokius tai patarimus ir stengsime dar pasitobulinti. Ačiū. Ačiū, Nomeda, ir visiems geros dienos linkiu. Viso gero. Viso.